užpakalį mažiau matos. Sakyt, Bet gal geriau prisisek. Reikia sakyti, Jėzu, a tikrai reikia prisisek dabar Lietuvoje, sakysiu, aš grįžus nesenai čia man. Ne, nu tai čia jau aš būčiau tada, sakytų vairuotojas. Vairuotojai priklauso, Tai vairuotojas. man baudos nedėt, bet dėtų tau, kad neprisisek. Tada keleiviai, tai bet perspėjai priklauso. Sakyčiau, Jėzu, pamiršau net. Sakysiu, tai vairuotojas neperspėja, aš turiu perspėti. Nu tai gal jisai, sakysiu, jisai galvoja kažkas. Ne, nu tai, ne, jie dėl to tik tai, ar iš viso perspėja, turi vis tiek žodžių perspėti. Nepriklauso man žiūrėti, ar tu turi susivėję, ne, bet aš tik pasakau viskas, o baudėlę išgautum. Tai va dėl to. Aš nemanau, kad man nebausti. Nu, formaliai turėtų bausti. O kaip iš tikrųjų čia Turėtų. Bet jau dabar visi sega, žinau, kai užpakalį irgi. Bent kokie kaimiečiai dar nežino gerai. Kai priekį važiavau, ne, buvau net įsisegus diržų, kad apie avariją kas padarė. O šalia vairuotojo atsitikėjo. Tai išlėkiau per tas stiklus. Tai žinai, ko man policininkai pasakė? Aha. Visą laimę, kad aš nebuvau prisisegus diržų. Nu tai čia tik toks atsitiktinumas, bet daugiausiai Sakė, kiek mes kartų matėm šitaip, lygiai tokias pačias. Tai jie sako, tu laimės kūdikis, kad tai tau sako, nieko neatsitiko. Čia tau tokia tipo atsitiktinumas buvo dėl to, bet iš tikrųjų daugiausiai... Nesaka, visi nebedyrai, sako, kur va šitaip. Tik seno mašinos neturėdavo nei diržų, nei nieko, į avarijų nebuvo, nemanau, kad tam daugiau būdavo tų. Čia tik prisimislin valdžia pinigus prisirinkti. Aš tai manau, tai tokia nuomonė, ant visokių tų. Tai dieną šviesas įsijung, nieko tų šviesas. Nu ką ta diena šviesą sudaro? Vienam matos, bet kitam iš visų. Taigi mašina, jau reikia klamka mašinos nematytam dieną. Naktį tai ja. Garsiai atvykę viškai. O čia tau skam? Ne, aš tai garsų nebėsiu. O ryte tai žinok nepatinka garsų. Ta prasme, kartais patinka biški, bet kai būn, tarkim, per didelis garsas, tada jau ne triukšmas. Matai, prie mūsų šaligatvį daro ten, jau bortelius iškloja. Tada to neištraukia. Nu to. Ne. Kaimynė man sako, šrytą mūgus pamatė. Kur čia sako, taip išsipuošiai, sakus čia sako jau. O, kodėl čia tiek daug tų sekmadieniais mažai būdavo dabar. Tas kažkur kitur važiuoja. Jo. Asisiuka nenori ateiti ten nueiti padaryti. Nes čia yra tualetas. Tu kavos nenori? Čia kavos gal nusipirkti. Gal nupirkti? Stačiu šaunį. Arba tavo vietoj reikia. Čia dabar yra. Bus dar vietos. Bus dar vietos.
mašina vėl tai atseit nestovėjo atitinkamą laiką. Tas labai irgi susinervavęs. Prarankiai. Tie daugiausiai vai nemok važiuot, kur taip daro. Jei nors eisi, tačiau tokie vaizdai, ką mok. Labai, tokie traidžiai, jie tokie susinervavusi tipai, jie ne... O kai nervuojas, tai žinok, tai jie nevažiuoja gerai. Klaidas pradeda daryti. Traidžia, tai vis tiek, toliau nenuvažiuosi iki namų. O čia dabar nebėra jau tų skubių reikalo, girdi, kad čia... Ai, man reikia čia su... Geriau, va. Čia greičiau išeina visą laiką. Vietą, kur užsiužimtų. Bet tavo mašiną geriau būtų pastatyti man... Ne, tada man reiks... Jau gal iš tos pusės, gal pažiūrėsiu, kaip man tą mašiną patogiau pasistatyti. Gal ir iš tos pusės pastatyti. Už 200 metrų posūkis į dešinę. Posūkis į dešinę, po to kelionės tikslas. Kelionės tikslas. Reiks laukti, kur pastačiu šaunį. Arba tavo vietoj reiks. Čia dabar yra. Bus dar vietos, ne? Bus dar vietos. Tai nieko, tik taip tai. Už 400 metrų posūkis į dešinę, po to posūkis į kairę. Ai, noriu per miestą vesti, ne, aš važiuosiu ten, aš suksiu į kairę. Bet galima į čia. Čia matyt arčiau, už tai dėl to taip rodo. Žinau, už to kėlį, kur galima į dešinę. Bet paskui ten, skiniai tų. Čia geriau per miestą aš važiuosiu. Matyt, navigacija apskaičiavus, kaip greičiau. Bet tai čia, kai visur geras važiavimas, bet tai man nesvarbu. Posūkis į dešinę, po to posūkis į kairę. Ne, tai čia tau va. Čia į dešinę, tai čia greičiau. Reiškia, apskaičiavo navigacija, kad čia greičiau. Tai čia vada va tai kairė, pasukai į dešinę, pasukai į kairę. Čia visą laiką taip navigacija, da. tą žiedą jie čia kaip. Gal. Bet ten irgi galima išvažiuoti.
lygiai tą patį ten kėlė. Čia navigacija visą laiką taip sako. Čia taip kaip žiedą nematytų, kai būtų posūkis. Aha. Kai kairė... Bet čia roda, kur roda, tai paroda žiedą. Tai gal pasako kitaip. Bet tas žiedas čia kaip nežiedas, toks keistas. Toks ne visai žiediška forma. Bet čia visą laiką. Už tai nusėti, kad neklaidintų, nesako. Kitur sako, kad žiedą važiuokite ten. O čia ne min kaip žiedą. Gal dėl to, kad ta figūra tokia keista. Klaipėdų, kai važiavom, atsimeni vieną kartą, rašo žiedsu ten tokia kaip aikštė. Atskaita, kad žieds. Matyt, taip įteisins yra kaip žieds. Iš senų laikų palikus tokį kaip aikštėlį susidūrimą. Linijos tik išbraižytos. Visai nežieds, nors navigacija sako žiedu. Bet kadangi linijos gerai išbraižytos, aiškiai kaip važiuoti, nesiklaidinti. Žiūrėk, ai ne, ten mokinių rodo, galvoju, kad vilko rodo, žinai, greit. Čia ne mokinių ženklas. Už 300 metrų posūkis į dešinę. Čia matyta parduotuvė daugiau pravažiuojantiem padaryta, Posūkis į o ne dešinę. peršeinam. Man sustot nereiktų, tik čia yra nuvažiavim senam, kur jie suka kairę. Mane užknis. Per anksti tas pasuka. O visur dabar rašo, kad turi iki galo važiuoti, dabar yra naujas nurodymas. Nebegalgiai. O ansisuka, aš visi apsisuk, bet aš mėgstu čia važiuoti geriau. Draudžiama ženklo nėra. Tik čia pro galą reikia atsargiau kartais kitska. Nepataika. Tose Sauridose visur nesvarbu, kur yra. Jonišky, man atrodo, tokios net nėra. Bet visur už pinigus, jeigu keli, tai visur ta nuolaida yra. Prie Kuršėnų kažkur reikia sustoti ir išgerti kavą, gal bus ataušus. Aš tai nenoriu tokios karštos. Gal mažiau sušmižęs būsiu. Blogai. Sakiau, kad čia reikia stiprėti. Mama, ne, senelis čia sutrūkti. Jos sutrūkti. Tai paspaudai, pati paspaudai. Šitą jūs reikia kalbėti. Galvoju, kad jau viskas. Gerai įsimiegoja greitai. O pas jums buvo griaustinis? Pas mums tai labai kelis kartus. Labai smarkiai griaustinis. Bet man patiko. Štybėjai, atrodė, kad audra. Audrai buvo tokie, bet trumpą laiką kažkiek. Bet kažkaip toks garsas keistas. Plėšęs kaip reikiant, toks užėję, toks kaip reikiant.
Bet man tai patinka tokie, kada audros gražu. Bet aš nebijau, mama tai ko gero tualetės įdėjai. Man tai labai gražu, kada tokie plėšos. Gamta. Mama tai tokių ko gero tualetės Eik. įdėjai. Nes visą laiką eini tualetą, nes tenai, kad nebūtų langų. Kad nebūtų šalia langų. Nu, man gražu. Aš mažas, niekada nebijodavau. Kažkodėl mažas. Man keista, kad aš... Motina nežinodavo, aš atsidarydavau langą, išlipu į tokį medį, įžiūrį įsilipęs. Bet į medį negalima. Ne aukštį, ten tokį lasdyną krūmus. Medį trenkia. Tai aš nežinodavau. O motina irgi nežinodavo, kad aš ten įlipęs. Labai tyliai atsidarydavau. Šalia namo visiškai augdavo. Mama nebijodavo irgi, bet taip, žinai, vaikus žiūrėdavo. Ne, langų Jinai negalima nedarinėja, langų Nes nedarinėja. atvirą trauktą, gali traukti, skerstiais tą elektrą. Bet to tada tais laikais dar tokie blikčiodavo tie amalai, dabar kažkodėl nebepasitaika. Tokie dangus taip raudonai, tai vienai vietoj su blikčiai kokie biški taip. Nu tai dabar taip pat, Bet dabar aš nematom kažkaip, jeigu žiūrėtų, matytum gal. Tada tie orai tokie būdavo, amalus būdavo. Be garso, tada nėra garso visai, tik blikčiai. Aš tai, pavyzdžiui, eidavom mes prie Tauturkės, atsisėsdavom. Žiūrim, kaip tas bliksnis, toks raudonai mėlynas, toksai įtrenkia asfaltą. Žalia visai. Oho. Koks gražus būdavo. Tas man. Aš tik arklį, bet iš mokyklos eidami matėm nutrenktą. Pamėlynavęs, violetinis visas. Per lenciūgą matyt, nutrenkė į. Kaip tik už kojos pririšs, žinau, kaip arklės už kojos. Ir matyti žeminims gavos, kaip laidinims. Šakės buvo. Bet arklį gali gerai. Sulaukė jaunas mirties, dar neteka ten į kokią skerdyklą išvažiuoti nors. Čia ko gero jam geresnė mirtis buvo, negu kad Italija būtų suvalgę. Ką žinai, jis ten pajuto. Kiek pajutas? Tai staigiai, bet viskas. Tik tiek, kad tuo metu pajutai gatavas. Daugiau nebejutai. Bet dabar žiūriu, net tu frizą nemažai nelašiuką, seniau vis tekdavo dapilt man. Bet dabar absoliučiai, kada pirmą kartą pasižiūrėjau po ilgą laiką, kada jau Žinau, kažkaip buvau. koks mėnuo praėjo, kai keitė. Nu. Tai čia, dabar kai buvau, kad pasirodė, kad nėra ir pyliau daliklių. Bet žiūriu dabar, kad per daug. Ne, per viršų nereikia. Nu, kad ten biškai per daug nieko baisus, bet ten jeigu gerokai negerai. Šlangas gali išpūsti, jeigu labai per daug. Ten nebūtinai ten ties tą lygiai taikyt liniją. Kad ten biškai aukščiau, tai nieko baisu. Ne, Maždaug. Tai kažkaip įdomiai, aš taip pyliau tą raudoną, tą rūžavą, tą tokį. O kai dabar žiūriu, toks jausmas, kai jis ten balts, kai vanduo. O ir aš už tai įpyliau, galvojau, kad jo nėra, nes bakelis baltas. Kažkaip daugiau žiūriu, kad vis tiek jisai apačiai ten toks parūžavis, o viršui kaip vanduo. Būtent, kad kartais neprasimatydavo per batkelius. Žigoliai tai neįmanom būdavo, ten visas toks apsinešęs būdavo. Neįmanom būdavo, reikdavo matuoklį kišti vidų. Man tai skaidrus gerai matosi. Nu, ne tiek skaidrus, balts, bet persimato raudonumus.
Jie įpylė raudoną antifrizą, parašyta net yra tenai instruktoriui, kur gavau sąskaitų, ką raudonas. Bet aš buvau nusipirkęs žalę, bet jos maišyti galima antifrizus. Stabdžių skysčių negalima maišyti jokių būdų. Tepalus irgi galima maišyti, nesvarbu, konstruoti. Į variklį. Stabdžių skysčių irgi turi buteliuką nusipirkęs, tai balts. Bet irgi yra pagal kategorijas. Yra DOT 2, DOT 3, mano DOT 4. Bet aš pirmą internete paskaičiau, tik paskui pamačiau, buvo parašyta, kad yra ant dangtelė. Ja, tikrai žiūriu. Ant dangtelė žiūriu parašyta markė. Bet ko gero būčiau nesupratęs, kad čia markė. Būčiau galvojęs, kad čia kažkas kita. Kaip aš skaičiau, jau žinojau. Jokių būdų negali pilti to hidrolę, kur žiguliam arba maskvičiam toks raudonas būna. Įparašyta yra, kad jokių būdų neįpilti hidrolę. O tai šaunė yra. Va čia pasaurą važiavau į tą pusę. Su ją labai sunku, ten vėlai kažkur apie pusę 9, tik tai namuose buvo, žinai. Tai tiesiai važiavau. Čia nelabai toli, kokie 16 ar 17. A, jau padavė eurai? Ja. Ko sakė? Vien ten neapžiūrėjo. Tik paskui paklausiau, žinai, po kiek laiką, jau kitą dieną. Sakau, tika, parašė, tika, sakė. Tik tiek, viskas. Įdegus kokį kaimietą velnę, ten tačką žiūri tokia stūmė. Kažką ležas. Už šunų ant lauko pririšta tokių, kai veršiai kiti didumą. Tie pririšta, kiti palaidi. Matyti, jie ramaus būdą. Vaikšta laisvi. Prie manęs buvo prieėję ten keli biški amtelėje, bet paskui jau draugiški pasidarė. Matyt, profilaktiškai suloju. Nu, žinai, suloti reikia, kai svetimas. Nors profilaktiškai. Didelė teritorija ten. Tokia muškamta, kad Jėzau. Raitai, tais keliukais tokiais visiškai per lauką. Saka, iš viso seniau nebuvo keliukai, kai įsikūrė per pirmą. Nu, matyt, pigiau kainuoja, žinai, pasiimat. Pasidėks, na, į manelę, tada žaisti. Čia va pasidėk, ne? Tada niekur nepabėgs. Matai, kad tas kosulius toks. Aš jau nebesergu, žinai, bet dar užsilikęs tas toks matyti stikluose. Nu, kur jau daktarė sako, kad tipo, jau kitų nebeužkrėsi, bet... Ai, gerklė biškė buvo pradėję jaustis kažkaip čia, nežinau. Bet užsirišo porą dienų. Gerklės visai neskaudėjo. Bet tai praėjo per porą dienų. Kažkur. Neskaudėjo, bet pradėjo jaustis tokį, galvoju, jau gal pradės skaudėti. Man tai visą laiką dabar užkimęs. Reiks kiaušinių su alum gerti. Ką tokia? Kiaušinių su alum. Jeigu gerklė užkimo, pats tas pilčiau ką nors kitą, bet nieks netinka prie kiaušinių, tik alus. Žaliu. Esu perkęs to nealkoholinį. Tegu velniką pasišlikštėjau. Nu jau, jeigu būtų kaip alus skonio nors, tai gerai, perkčiau, bet... Ai, nealkoholinį, šis. Nu ten iš viso tokį nesąmonę tas... Nu gal reikia pasirinkti, kuris ten... Arba gal kits bus kitokia, nežinau, man tai... Aš, pavyzdžiui, kur kažkada... Sakau, daugiau nebepirksiu. Nenupiešta nulis, žinai, buvo tas... Aš tokį varagavau. Tai žinau, kad atrodo grinai kaip šviesus skanus toks. Nu
Nu tai ko gero, aš blogą pasirinkau. Gal žinai. tiesiog negera. Bet to dažnai, kai aš perku, tai būtų pigesnis kokį, gal reikia brangesnį kokį, nors jie visi pigus. Nežinau, bet Bet yra brangesnį, pigesnį. ten, dabar neatsimenu rudenų. Nu, bet jeigu vėlgi, tai ten, kad yra alkoholinį, pats natūraliausias, tai yra alkoholinis. Tada, kad kiek ten į kiaušinį įpili tam kartui, tai ten niekad net nejauti. Nu, važiuoti, aišku, ir nevažiuoja, kai nevažiuoja, bet namuose. Kiek ten įpili, tik tai tie, kai jis nusirytų geriau. Kai tik tai tą skonį nuima kiaušinį. Negalėčiau nieko. Eik, visai gerai. Jis man. padaro tą gerumą. Da biški druskas Aš gerus. tada geriau atsigulu ant lovos ir tą kiaušinį įsimušu į burtą į durį. Ai, man šlikščiau. Man suolams skania. Bet labai taisa, žinok, balsą. Na, dabar tik nenaudoju. Reiks, pagalvojau, vėl reiks. Kai pagalvoju, nu kas ten gali tą balsą patarti? Kiaušinis taisa, ja. Aš seniau irgi galvodavau, kai išmislai. Ir paskui kažkaip atsigaužiu. Ja, tikrai. Pasidaro visiškai geras balsas. Po kiek laiko. Kokiu? Čia kaip man atsisėdė. Na, ne per pirmą dieną, per kokias 3-4 dienas. Kojytę susidėję. Nematau. Taip kaip aš maža Man net būdavau. ne. Štai Aš žiūriu, dabar jeigu nuėjus, kai man užpakalį, žinai, matytos viskas. Kojytės taip sukryžiuoji, žinai, kaip vienas su kita, kai atsisėdė aukštai, kaip tie, kur Musulmonai. samurajai, kur Ai, kaip kiniečiai. Ai, kiniečiai. Tai va jinai dabar taip ant kėdės susidėjo. Japonai, va tai. Bet tai prašo, kas sveikai yra sėdėti. Tai aš taip maža sėdėdavau. Ai, ja. Ja, aš neįsivaizduoju, kaip vaikai gali taip padaryti. Aš ir dabar galiu. Bet žinau, kad ryte ir vieną bruožą. Ko, pavyzdžiui, mama nepadaro. Čia da iki Telšių žiūriu, nuvažiuosiu, kol atšals. Nu, nenoriu, kad visai, bet... Ta, tik jinai moks susukti liežuvį, kaip ir aš. Ai, mačiau ten, kur, nu... Na, Galvoju, kaip čia padaryti. žinau, kad ne kiekvienas žmogus moks šitai. Nu, ja. Kitiem visai nepavyks, o aš va moku ir lengviausiai. Aš bandžiau taip susukti, kai pamačiau tą nuotrauką, pasižiūrėjau, bet žiūriu... Lengviausiai galiu padaryti. Nėra jokio sunkumo, pas liežuvį susiriečia. O čia žinai, kad tuo keliu ant 100 važiuoti galima. Čia yra 100. Tokiuose, kur 2 juostos. Kada 2 juostos ir 2 eilės. Jeigu būtų tik 1 eilė, tada 90 būtų, nesvarbu, ką būtų pusė. Da aš tą pasiskaičiau biškį. Tas pats Lenkijoje žiūrėjau irgi rašo, jeigu 2 eilės, tai irgi 100 važiuoti. Nu tai čia jau kaip greitkelis. Ne greitkelis. Čia paprastai tos kelius. Nėra ženklų greitkelį. Nebuvo? Ne, čia nėra Bet greitkelį. tokia tipą padaryti kaip greitkelis. Greitkelį tai 130 vasarą galima važiuoti. Nu, yra greitkeliai ir yra autostrados. Ai, nu, Greitkeliuose negalima. greitkelį 120. Nu, aš vėl... Autostradai daugiau. Nu, kad nereiktų daug, štai aš paskaičiu. Ja, greitkeliu iki 120 vasarą, autostrada 130. O čia yra papras kelias, tik pagerintos kokybės. Dabar kažką girdėjau. Į to galima 100, jau nebe 90 Kas kur važiuoti. lentelę žalias nuėjau. Aš visai neseniai sužinojau. Nuims tą žalias Kažkaip lentelės, atidžiai kur paskaičiau. galima į dešinę su. Aha. Ir tipo galės visom kryptim, kažkaip nebežinau. Bet per žalią, taip, man atrodo, galės važiuoti. Nu tai taip, turėtų būti. Bet kiti sako, kad labai atseit susidarys. Kitur sako, būtų Seniau būdavo, nebūdavo. Paprasčiausias, ten nieks nevažiuoja, turėjo žmonės laukti baisiausiai. Nebūdavo jokių lentelių, seniau nieko. Važiuodavo, čia tik kas šnekti, čia nesąmonių prisirinkti. Bet sakė, į dešinę galės sukti ir be lentelių. Kažkaip. Jeigu... Dabar man pakas, kad aš negalėjau gerai išgirsti, bet ir aš... Dabar man vis galvoju, kaip net iš tikrųjų yra. Nu tai, kol dar negaliuoji, tai čia nėra ko rūpinti. Kai įsigaliausi.
Tai dabar jau reikia sustoji prie to. Nu tai sustot, tai reikia, žinoma. Bet kiti jau nebesuk netgi, kur yra lentelė. Kiti dasuk. Nu, dabar visi suka, aš pastebėjau dar. Po gero dar negalioja tas, kad... Todėl, kad labai klaidintų, jie pirmą turną imt, o tik tada, tai tada visi žinos, kai jau viskas jau. O dabar, jeigu į kam tą lentelę, jeigu yra įsuk, jinai rodo, kad suk. Bet kai kurie, tik keli žmonės nepasakė, kad gerai, kad taip ir reikia, o kiti visi sakė, Aišku, kažkaip gerai. įspūsti, sakė, dėl to, kad sakė, dabar sakė, yra tokių kelių, tokių posūkių, kur ten nieks nevažiuoja absoliučiai ir gali pasukti dešinę. Nu tai kaime tai šviesoforai nėra, tai nereikia nei lentelės, nei nieko. Nu, bet turiu omeny, kad ten gali atseit pasukti. O sako, yra... Tas Lietuvai gamin Vilniui, tas pradėjo tos autobusiukus, už tai visi dabar žiūrėk, daugiausiai nesu lengvosiam, su tokiais autobusiukais varo. Daugiau prisėst galim, tai sulaikytą gali paimti, vežti patogiau. Bent kelius gali įsodinti. Nu, tik kai reikia nors klube, kur nors girtus, į galą įkiš, ten vežkitės jūs per... O čia mašinai, žinai, labai, žinai, vietos mažai. Dar tas koks girts, ten sklaidos, dar kaip, žinai. To nebelenkiu, nes to reikia supti greitai. Вот так надо. Bet to, kai su vaiku dar važiuoji, tai žinai. Va, su elektriniu vara, kaip... Bet rytą vakar žinai. Nu. Bet jie skaitosi kaip transporto priemonė. Ja. Registruoti jau dabar reikės. Bet tai kodėl tada vara, va, ne kelia? Tai tada, kad numerį neturi neregistruotis nėra, dar tik mokinas. Matai, kai jie už tai varo. Bet jie negali. Negalėtų jie čia net važiuoti. Turėjai dabar jau... Turėtų, gal tik tai nežinau nuo kada. Gal dar nereikia. Aš žiūrėk Tokie čia. aš tai norėčiau. Kai būčiau žinojęs, būčiau aplenkęs, kai iš čia suks. Tokį tai norėčiau. Į miestą gali aplenkti. Čia yra kalniuks, va. Tokių visokių nesąmonų. Aš tai prisitaikau į miestą aplenkti, jeigu man reikia. Tai aišku, važiuoju, kad nebūtų nieko. Kotkins, ne? Niek, čia apgaulė. Tai ne Tas tokia- gal ten kur centre ir yra, tik ne čia. Nu tai rodo, kai iš tolo, kad dabar daug tas kameros. Tai čia bet ne dėl eismo tos kameros, daug žmonių yra. Neįsminės čia. Nu kai kur yra ten toliau, tik tai kur greitai matuojami. Bet iš anos pusės kažkur. Perspėja iš anksto. Tai visur dabar prie miesto, tai jau vis tiek kameros. Ja, bet tai čia tai Kai tikrai ne tos išsigąs, kameros. tai pradėtų stabdyti. Ja. Ten tai tikrai gali nėra. Joniški irgi rašo, jumis stebi kameros. Bet Ne- įvažiavus į nepamatysi. Joniškį niekada nevažiuoju nuo ženklo 50. Nu, ta prasme. Tai jeigu to ženklą nepravažiuoji, jeigu tą ženklą, kur kamera pravažiuoji, tai turi važiuoti. Todėl palauk, kad... Ne, aš kalbu, kaip, pavyzdžiui, kai prasided miestas, ne? Jau reikia 50 nuo ženklo važiuoti. Tai jau Ai. miestą, daug. Ai, ne, taip tiksliai Reikia nieks ne. 50. Ir yra ten, jumis stebi kameros. Tai visi prie tų kamerų žiūriu, nu, parašė, kad jumis miesto kameros stebi ten. Miestas stebi kameros. Ir visi tuoj pristabdė. Aš irgi įsibėgėjęs ten per daug, ne. Aš įsibėgėjus leidžiu laisvai karjerį. Leidžiu laisvai sulėtėti, kol sulėtės. Nežinau, kad nieka ten nėra pavojinga. Į nieks nieko neprisikė. Pavojingiau yra, nu, vienas dalykas yra, kad policija gal stovėjo ten kažkur prie degalinių arba ten, Nu, kur... man yra stovėjusi niekas. Nes matė, kad ir nepristabdžiau netgi. Nu, ta prasme, matė, kad buvau įsibėgėjusi, kad palengva pats Nu. stabdžius. Nu. Į nieką policija pravažiavo, net nesireagavo. Arba
kai sakau, patruliuoja miestą policininkai, kokios 5-6 mašinos eilutė iš paskos patruliuoja, kartu 35 važiuoja. Ai, lėtai. Gerai, kad nebūtų gale, nes kitaip neaplenkčiau. Nu. Tai lenkt gali. Kai buvo už policininką, Kiti bijo lenkt pastebėti. policininkas pasitraukė, supranti, šoną, aš paėmiau ir aplenkiau. Žiūriu per veidroduką, ar kiti aplenkiau. Nu, kiti bijo. Žiūriu, nelenkiu. Taip, kas tavo pasą pradės vytas. O policininkai toliau savo patruliuoja, o tie įvažiuoja iš Tokia paskos normaliai. 35, o aš toliau nuvažiavau, bet... Reiškia, mato, kad supranti, eismą, žinai, kokie ženklai. supranti, aš žiūriu į veidrodėlį, o tie į velkas vis dar žiūriu. Į svarbiausia, policininkai dar prisitraukė labiau prie kraštą, kad eit lenkiu. Tai va, tai jie duoda, reiškia. Nu, jau aš kaip pralenkiau, juos buvo biški mažiau nuo krašto, nu, ta prasme. O kai aš pravažiavau, žiūr, kad jie nevažiuoja dar labiau ant to krašto, vos kad nelipa ant kraštą tie policininkai, kad tik jūs lenkit, leid, supranti, pralenkit. Ne, vis tiek žmonės, ne vienas nelenk, didžiausias tarps pravažiavimai paliks. Net išvysti Ten tame kaime bus, žinau, kamera, va, tas pirmajam tam kaime gyvenvietė, kur tam tokie bus. Bet kas juokingiausia, sakau, da, pasitraukė policininkai, o tie vis tiek... Matai, tas čia va pralenkt, nors lenkt negalėjai, bet čia, nors čia durnai padaryta yra. Ai, nu, dar toli nutesta ta linija. Tik išnėra į kalną turėtų būti jau brūkšninė. Da, padaryta, kad negali. Bet va, dabar tai jis blogai daro, kai kalną lenkia. Nes ten galėjo bet kada priešais išlygti. Nu, va, tai buvo, va, išlinda, tik tai biškai pavėluotai. O jeigu būtų biški vėliau? Už tai rodo ženklai, kad reikia į savo jau vietą važiuoti atgal. Va čia bus ženklas. Nu jau anas chuliganiškas vairavimas, nes padarė kelias klaidas iš eilės. Sakė, chuliganiškas vairavimas yra tada, kai padaro begalės klaidų iš eilės, vieną po kitą. Nes kitaip, Matai, net ženklas uždėti, negali pripaišyti, jeigu tu vieną klaidą padarysi, negali pasakyti, kad chuliganiškas. Ai, ta mano kaimynė tvarkingoji, kur užpakal ten gyventų, ta viena tokia merga. Laikė egzaminą, sakė, neišlaikė. Vėl reiks laikyti. Pravažiavimą. Ne mokyklinį, bet valstybinį. Užgesa. Tai gal jin užgesai nebeužsidegė. Sakė praleidžia, jeigu staigiai sureaguoji, staigiai nepasiliekė. Tai nebesureagavo, matyti. Tik aš irgi užgesau vieną kartą. Kažkur reikėjo sukti ten prieš Aš irgi užgesau ant sankryžos, bet aš taip staigiai sureagavau, kad staigiai įsijungiau, vėl iš naujo nuvažiavau, visai per žalę nuvažiavau. Nu tai gal pagal tą irgi žiūrėjau. Labai greitai, aš labai įsigandau tada, kad galvoju, va dabar, nes mane prigąsdino. O ta matyti nebesusigrabalioja. Sako, jeigu užgesi, tai žinok, neišlaikė. Tai aš ir sakau, aš staigiai tik labai susukubau ir nuvažiavau, supranti. Va, kamera, matai, bet čia iš užpakalį reiškia. Jis pasižiūrėjo, nuo palangos. Pasižiūrėjo taip, žinai, kažką pasižymėjai, galvoju, va dabar tai jau sakys, nebeišlaikiau jau už tą užgesimą. Bet ten toli čia nedasiek, va galima, kad kai todėl ką pasukta. O kai grįžom, jis man sako, sako, kaip sako, tavi man vertint, sako. Važiuoji, sako, labai nuostabiai, labai puikiai. Bet sako, ta baimė tavo. O apie tą, kad aš užgesau, iš vis nesakė. Tai ta baimė dėl to, kad šalia sėdžiu, stebicai. Ne, tai žinok, tą baimę tai buvo, o jeigu klaidą padarysi, vis galvojau, jeigu tą, žinai, ką tik išmokęs. O rasai, matai, baimė būdavo gatvę važiuoti, sakydavo. Matai, sakė, pas juos Vokietijoje irgi, sakė, skaita, kad netinkamas vairavimui žmogus, jeigu jauč gatvę baimę. Jeigu greit užgesau, bet netgi nestovėjau, niekam kliūtės nesudariau, nes staigiai absoliučiai. Ir jis nėra taip, kaip kiti sako, ai, tai užgesti jau iš karto, tu nebeišlaikai. Jeigu ant sankryžos užgesęs ten stovėsi, ką da padaryt, tai aišku, tada neišlaikysi. O mums su priekaba, kai mokinaus, kai reikėjo, ten mokyklinis tas buvo, kai reikėjo, ir į valstybinis, kai buvo, su priekaba, kai aš tą kategoriją. Tai turėdavai vėl toks dalyks būdavo. Negalėdavai sankabos, jeigu paliesi sankabą, žinai, spaust ar ten biški. Turėdavai vien smūgę, kampą mašiną pastatyti kampui ir vėl išsitiesinti.
nu ten, pavyzdžiui, čia stovi mašina, o reikdavo į ten įvažiuoti, nu, supratai. Taip, sukt atbulą, kad, nu, susukt kampu, į paskui turi vėl tiesiai stovėti, bet jau taip, va. Ai, stačiu kampu. Ja. Tai man irgi reikėjo tą mokyklą. Bet ten su priekaba. Tai va. Nu tai su priekaba į mokinės, nu tai į mokinę. Tai taip pat kaip su mašina mokinės įstatyti, kad viską, kuris nevažiavęs ne kartą yra sunku, pavyzdžiui. Į davairs ten sukasi priešingą pusę mašiną, tai į kokią reiksukį. O ten, žinai, dar turi Nu prasme. todėl, kad priekaba prisikabinus, jeigu tu suksi į tą pusę, tai priekaba į kitą suksi. Nu jie, va tas ir yra. Čia reikia įsivaizduoti. Tai turi jau galbūt jau irgi gerai pasitreniravęs. Kas nesupras, to neįsivaizduos, kad kaip jie tie ratai vaizduotės neturės, yra tokių žmonių, kurie... Už tai man su fūra būdavo lengva ten stumdytis atgal, dėl to, kad aš 11 metų buvau irgi su priekaba dirbęs, ne su fūra, bet irgi su ilga mašina, ten lūkinį buvau dirbęs. Reikdavo po įvairią... Ką? Tami mokinės, kažkaip. Fūra nors ir ilgesnė būdavo, bet už tai lengviau vairavimus viskas, labai lengvai, galėdavau su vienu pirštu net sukti tą vairą, nors atrodavo milžiniška ta mašinas. Vairuodavas labai laisvai viskas. Vairuojavimus tai kaip kokius lengvosius fūros. Man tik būna, pavyzdžiui, kai reikia pulinių. Taip, kad galėtum mokintis kokią profesionalę. Taip sustoti prie mašinos, kad būtų šalia, bet žinai, kad neatsitrenkt. Tai, nu, jau dabar biškai jaučiu, bet tą mašiną... Jau užpakalis svarbiausia. Palengva. Bet dabar, kai jau sustoju, jau kaip palei savo nuojautą, kai atsargiai žiūriu, išlipu, linijos dar toks tarpiuk, žinai. Aš lengviau tą sunkvežimį įsivaizduoju, kaip neatsikart užpakalį negu lengvoje. Matai, su tą visų lengvoje aš mažiau važiavęs. Su sunkvežimu kažkaip visai kita orientacija. Todėl, kad ten aiškiai jauti tą kampuotą galą. Kampuots matus, nu, matai, kiek per veidrodį žiūri. O čia, matai, viskas suapvalėjai, užpakalį nebesimato to galutinio taško. Ir žemiau sėdi. Nu, tai va. O, Suapvalėjai tas arti pasidaro sulig stiklais. Tik matai jau tą paskutinį stiklą, o toliau nepamatai. Tada, kai užsilenki. Dėl to durniau yra čia. Nors atrodo į mažesnį viską. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, kai aš mažesnė būdavau. Kai esu tavo mašiną pavarius per metrą į priekį. Su kokia? Su tą autobusiuką, man atrodo. Ar su starteriu ar užsikūrus? Nu, paėmiau raktelį, pasukau ir užkūriau, nuvažiavau per metrą į priekį. Tai gerai, kai neįdūrei kam nors? Neįdūriau niekam. Išjungiau paskui. Nu, pavažiavau metrą į priekį, pastačiau biškį toliau mašiną į viskas. Į daisodėlius kažkur tam. Galvoju, ar pamatys, ar nepamatys, kad čia metrą pavažiavau. Tai gerai, kad viskas gerai. Tai va. Jau tada vairuot norėjau visiausiai. O žinai, kaip pavyko. Smalsu. Karaktelio nebūtų. Bet dabar tave reikėtų tave nubaužęs, tu tavo kaip pasisakė. Dabar jau viskas, dabar jau per vėlų. Pagalvoju. Bet tu nepastebėjai niekada. Gali būti liktais, bet pagalvojai, nebūtų pagalvojęs. Kad ten suprasė, metras čia biškai. Svarbu, kad Tikrai nepagalvojau. Jeigu būčiau kokį netvarkingumą pamatęs. Taigi kaip su dviračiu, kai mokinaus važiuoti. Nesu mažesnė, bet tu su tavo tuo vyrišku. Tik su triračiu atvažiuodavo į bažnyčią, žinau. Nu, tai su triračiu, bet iš darbo bet aš iš karto didelę ant tavo važiavau ir griuvau paskui. Nes, griuvau, bet ant šalės griuvau. Bet griuvau ne tik tai dėl to, kad norėjau sustoti, nežinau kaip sustoti. Tik dėl to pasileidau, taip šona, bet neskaudžiai. Todėl, kad ten su... Bet liksvarą jau išlaikiau su tavo dviračiu. Irgi kažkur su dviračiu, man atrodo, laukia stovėt prie grotelių, užsilipau ant tų grotelių, peržengiau koją, įvažiavau.
dar reiks išvengti tos bet dabar jau gerai įsidėmėjau tą pavojingoji vietą, kur į kalniuką vingiuota, paskui į tokį kalniuką. Mane tą laimą susirado, žinai, mano ta draugė laimą tokį būdavo. Kaimynė, kas ten būdavo viršui. Ar ne viršui laimą? Tai gal ta giminaitė ekstrasensė, ne? Ką? Kur sesė Judita turėjo. Aš nebežinau. Paskui Kalnelį gyveno. Ai, ta. Iš pradžių gyvena ne Kalnelį, iš pradžių gyvena ten, kur mes, tik viršui, man atrodo. Mano geriausia draugė kaip buvo. Stora tokia. Nu, tokia stambesnė, ne stora, bet stambesnė. Pastorta. Įka jos kaulai išvis tam. Nu. Tur veiduko apvalesnė. Dabar tai jau Anglijoje gyvena. Tik mane susirado per Facebooką. Ei. Sako, kiek aš tavęs ieškojau, niekaip nesurasdavau, nemesdavo. Sako, dabar kažkaip išmetė. Labai patenkinta, kad susirado. Jauna. Kartais išmet. Prisimeni, kaip mes eidavom ten, kad mes pridirbdavom ir išmaišydavom į miškus, į ežerus, visur, sako. Ir prisimenu labai daug. Čia ta, kur greičiu, tai va. Nuo čia jau reikia laikytis. Aš kai kurių dalykų neprisimenu, ko jinai prisimenu. Čia paskui svarba laikytis to vidutinio greičio laikytis. Čia gali greitį važiuoti. Nu tiesa, jeigu po 70 irgi turi atsižvelgti, nes čia... Tai žinokit man, kai ką papasakoja, kur aš net neatsimenu. Sako, ar atsimeni, kaip Ažuką kažką ten pagavo tavo tik, sako. Ir aš to neatsimenu, žinau. Tokių dalykų neatsimenu. Bet atsimeni, mamą atsimenu. Dabar jau reiks laikytis, nors ir nebus kamerų, kur 70 greitis. Todėl, kad tą, žinai, vidutinį, tai matuoji. Išmatuos galinę kamerą. Bet paskui čia atrodo dvi stovi. Pasibaigsi vėl toj kitas stovės. Tai vėl bus. Tai čia kokį 14 km ruožas bus. Sakai laimą. Nu, laimą. Judina jos esantą jaunesnė. Jau autobusas pradėjo lėčiau važiuoti, pamatė, kad ženklas. Pirma tas varą žiūri gerai. O gal kas išlipt norės. Savo įsijungus kažkas. Man atrodo labai kojos prilimps, pusėdį. Ai, mėsa be drabužė, ja, man irgi kur nugara, tuoj pat pradeda zulintis, trintis kažkaip. Man to tik nepatogius jos. Taip, tai oda taip fainai, bet... Man kaip dabar tas vandinas, tas skystis, kur reikia pripildyti, kad šaltą orą pašalinti. Freona? Man atrodo, kad ten, tikrai metų geresnio tai turėtų būti tas. Gali nebūti. Ko? To
gal kur išgaravo. Kažkas sakė, kad pripildai tada Matyt, buvo bet jie patikrini viską užtaisė, jeigu ten rand kur nors, kad dėl ko kas buvo. Jie patikrini pripildą. Nesakau, gal nėra taip, kad visai jau nebūtų to. Nu tai jeigu... Reguliatorius tai yra viskas. Ne, nu... Reiškia, kažkur yra praleidžia. Ne, aš turiu omeny, kaip anksčiau mašinom tai nebūdavo, tik tai nebūdavo. važiuojant be jūsų. Nu tai seniau nebūdavo, neturėdavo tokio. Bet dabar to naujesnį buvo. Seniau langą atsidarai Tokių viską. metų jau tikrai turėjo. Ne, nu tai yra. Jeigu jau yra kompiuteris, tai yra ir tas vėsinimas, aišku. Negali nebūti, jeigu jau mano yra senesnė. Mano tai gerai vėsindavo 18 laipsnių įsijungęs aš tai. O jeigu dar ant lau padaryčiau, tai iš viso per šalt būtų jau drebėti jau tektų. Nu, bet gerai, nereikia langų pasidaryti viskas. Na. Atsivėsinti. Į musės neskrenda nieks. O aš dabar, pavyzdžiui, visą laiką turiu langą pasidaryti. Ai, tau stoklangė nėra. Taip tai geriau stoklangės būtų. Pro stoklangį musės niekaip negali įskristi. Stoklangės ištrauk, jis nedara to skers. O langas, kai važiuoji vėjas. Tai pučiau, štai tas nesveikiau tas putimas. Ne, nu kitaip Skersvėjs. Ne, tai skersvėjs. O stoklangės ištrauk baisiu dideliu greičiu. Aš suprantu, bet tada vėjuką nėra ir neatvėsins. Oras vis tiek bus kaip laukia. Maišos oras. Vieną ištraukit siein, bet neskersvėje būtų ten yra tas Tai vis oras. tiek karšta, jeigu laukia bent 5, tai mašinai veikia. Tai gerai trauk stoklangės. Tai Neprašau. mašinai nebus vėsiau, jeigu laukia bent 5. Nu tai čia nieko Jeigu nepadarysi. vėsinį pradėti. Bet aš vis kažkaip, reik tai ten važiuoti, tai ten važiuoti. Technikai nepraeisi dėl to, O kol bet sutvarkys, supranti. kad kai viskas susidės, tai labai daug bus. Nu, bet kol sutvarkys, labai ilgai išeis. Nu greit, nu tai kur aš varau į tos servisus, tai labai staigiai. Nu, ten aš nevešiu, taigi ką man Šiauliuose laukti, kol sutvarkys. Nu tai Ajoniškai taip lėtai daro šiais laikais. Vieną dieną viskas. Taigi ne servizai, jisai pas draugą. Visur dabar viską daro per vieną dieną. Kam jie pinigų servizai? Nebent variklį reiktų pakeisti. Tam draugai, draugs skoloji, sakė, uždyką pažįsti. A, tai o kada nedaro? O kai uždyka, tai va nieks per daug į nenori. Tai vėl tai atseit darbų yra, tai vėl sakė, va taip ir yra, žinau. Tam pinigai mokami, kad gerai. Laimis padarys. Ką? Laimis padarys. Na, bet va sakau, gal tai tas jam į, tai tas va kažkur. Ne, tai Laimis sakė man, kad kada jau galėsiu, kada galiu palikti. Nu tai kada galėsiu, tai vis negali. Ne jisai, o kad aš galėsiu. Bet aš negaliu, nes man tai ten važiuoti reikia, tai ten važiuoti. Paliksi be mašinos, kaip į darželį. O kai tau mašina kada nors išlėksi orą, tai tada pamatysi, ką reiškia. Mašina turbūt tvarkingai, tada kad čia pavojingas dalykas yra. Nu tai žinau, bet tai man į teismą, tai man vaiką numešti, kažkur aš negaliu į teismą su vaiku. Aš į darbę už tai gavau net ženkliuką, kad labai gerai mašinas prižiūrėdavau. Gavau net tą, žinai, tą pažymėjimą į ženkliuką, kad darbas be avarijų, dėl to, kad laiko susiremontuodavau, varydavau. Čia reiktų sustoti, išgert kavą čia. Čia mano ta mėgstamiausia vietėlė sustoti. Nes ne visada gali paskui rasti kur. Yra, bet ne visur ten, čia tokie maloni. Žiūrėk, dienus, čia matai. Įsikūrė kažkoks kioskėlis, bet čia aišku brangiai turėtų būti. Čia parduotuvė daugiau nėra. Va, turistai su dviračiais sustoja. Čia turistai, kai sustojiniai, tai už tai pasidarė kažkas tikės.
neskersai pasidariau, bet kad taip, kai išilgai, kad pamatyčiau, kaip iš užpakalio kas. Nes nepatogu čia skersuotis. Čia irgi turėtų daryti. Čia dar sena labai aikštelė. Nuo seniausių laikų padaryta, dar anais laikais. Už tai nepritaikyta, čia turėtų padaryti tą išvažiavimą, įvažiavimą juostą. Nėra. Atsimenu, kad čia reikia laikytis greičių, dar kažkiek tai. Bet aš tai Enridę moku paminėti, vaikučiai, sakiau, yra Kažkiek laiką laikytis. Jis užfiksuos, jie apskaičiuos. Čia reikia laikytis. Bet kai lėčiau pirmą važiavo, tai čia irgi nebūtinai gali sulėtėti, nestaigiai. Gal ant išsisuka ne iš kur nors. Nu. Tai jam nuo vieno taško iki kitą nesiskaito tada. Čia tik matuoji, kur nuo ženklai, nuo to ženklai iki kitos kameros pravažiuoji. Jeigu iš kur kitur per pusę keliai susuki, tai tada nesvarbu. Irgi nuo Joniškio, pavyzdžiui, iki Rygos yra. A ne? Bet tai jau ten už aplinkelį man skaitosi. Ne, nuo Joniškio kažkaip. Iki pat Rygos kažkaip. O jeigu aš važiuoju... Iki Rygos negali būti, mane pradedat matuot, bet aš nusuku aplinkeliu, tai... Iki Rygos negali būti, todėl kad čia Lietuva sugalvoja, ką žinai, ten pas Latvijos iš vis. Ne, ne iki pat Rygos gal, bet... Kažkur tai netoli sienos ar iki sienos. Bet žinau, kai yra, man atrodo, tuose Joniškis Rygos, kur matuoji. Nu tai tas kelias, tik tai, bet nesakau, jau į Latvijos negali įeiti teritoriją. Nu tai ten, tai gal. Kažkur prie sienos turi sibaigti. Bet taip vadinti. Kai aš seniau važiavau, tai dar nebuvo tokių, bet kažkada seniau kai važiavau. Gal dabar jau yra. Tai, bet jeigu nuo Joniškio važiuoju, jeigu važiuoju į aplinkelį, aš nemačiau dar tų jokių ženklų. Nežinau, kuris tam stovi, kur sakė Joniškio. Aš niekada nesu matęs, kad tam kamerų ženklas būtų. Buvo, bet dabar lygtais nuėmė. Tas toks kaip fotoaparatas. Nu, bet tai tas ir yra vidutinė greičiai. Sakau, aš jo nematau. Joniškį buvo. Aš kai važiavau, nebuvo ko gero. O kada? Ant Rygos važiuojant. O dabar? Joniškė centro ant Rygos. O vėl seniai. Tuo keliu. Ant Drąsutaičių, nu ten ant tų... Nu, Satkūnai. Ja. Ten būdavo tasai visą laiką prie to ežeriuką, kur žinai, prieš išvažiuoju. Ai. Ten toks ežeriuks. Nesu matęs, gal... Kur į vieną pusę į baseinus gali nusisukti, baseino, mažas ežeriuks. Nebent jis trumpai te buvo uždėts, nežinau. Nebuvo labai ilgai, bet buvo. Sakau, aš matyt, tokio laiko nevažiavau. Buvo ten grinai, kur tas ežeriuks kitoj pusėj, kelia tarp medžių kažkaip. Nu, ženklas buvo dešiniai pusėj, bet ten tome reikia kairį, tarp medžių. Tai dabar ženklą nebėra. Vėl nebėra. Ai tiesa, aš dar pastovėjau, tai man iš viso nesiskaitytų, galėčiau ir ant 100 pavažiuoti. Ai, bet gerai važiuosiu tvarkingai. Aš stovėjau kažkiek laiką, tai man iš viso apmatuos, kad aš palengva važiavau. Kokį 50. Fūra, žiūrėk, man žadė jau lenkti. Greitai. Greitai lenks. Turbūt keikdams jau.
Maišais vadina. Manęs kurios nelenkia. Bet jos irgi dabar žiūriu, kitos varo net ant 100, jos ribotuvas jau šiais laikais nusiim, gal nebe reikalauja. Seniau baisiai reikalavimus duodavo, kad tik ant 80, nedaugiau. Dabar varo? Jo, žiūriu. Ir kur žiūrėjau per internetą, ten tie aforistai kitai įsirašo viens ten gyvenimas inkelė, tas man patinka lietuvis vienas, šiaulietis, bet jis Vilniuje dabar rašė, kad sakė gyvena. Jis visą laiką rodo realių laikų. Aš dar tokios teisės neturiu, bet realių laikų. Jis jau tą teisę turi daug surengt ten. Dedas vis rodo, ką valga, kaip važiuoja, kada. Bet man įdomu pasižiūrėti, nes aš pats sakau, gal kada buvau galvojęs, kad tai Kam ten to realių laikų dėtis? Nu tai įdomu visiems, kaip važiuoja, kokie keliai. Pasižiūriu, aš įsivaizduoju, kokie keliai. Norvegijos tai žiūriu panašiai kai Lietuvai viskas. Tie kaimai, visokie keliukai, nuvažiavimai, daug žvyrkelių matos kai kur. Irgi va tokie va visokie. Aš tai nežinau. Man, nu tai aš kai vairuotojų dirbęs, tai man įdomu, kaip ten važinėjai, kur į užsienį, kur ko. Žiūriu, ta Norvegija Kai kažko. vairuotoja būčiau net ne. Lietuvą primenu. Man tai patinka. Žiūrinai. Kaip kam žinai? Aš net kai nevairuosiu, turbūt žiūrinėsiu tuos kaip ten. Seniau net nežinojau, kai jie dedas, kai. O dabar žiūriu. Aš tada iš YouTube'ės, tai aš tik žiūriu Klausimus jam ten. tokius, kur vat, Kai realiu laiku. Kažką, tai iš kažko. Bet jam gali klausimus, žiūriu, kiti klausimus ten duot. Tas tuoj atsikiniai. Nu, kada jis vakarais jau atsikiniai, kada jau žinai. Jau ruošęs ten miegot, ten ką. Pilnas Facebooks tokių, kur kalba, kad taip viešai, kad visi jį matai. Klausimus. Kokio įstaigo geriau dirbtis, ten parašo, kai ten negeriau, kaip ten, kai jis gerai atsidirba įstaigo. Matos, ta mašina gerai irgi tokia. Kuriuo ta fūra mane neruoja, aš galiu dabar ženklą kokį pažeidęs žiūriu. O jį pralenkti iš principo irgi negaliu. Nenoriu ten velniškai. Principą. Nu tai ja, nu tai nesąmonė. Tada jis tau maišys. Sakau, durnai aš tai dabar. Turiu atidžiai žiūrėti, kad ženklų nepažinčiau, kad nepažinčiau. Tas varą. Labai turiu atidžiai žiūrėti. Tai viršiu kai kur. Nu kai ten stovėjau, tai man dabar laiksnės. Arba vėl reiks kur sustoti. Arba, kad nepažeišiu principą, tada vėl kur sustot, kokie aikštėliai, išgert kavą, pabaigti. Dar pasilikau gal daugiau kaip pusę. Na tai, tiem kam spaudimą, pavyzdžiui, Mano kavos nekils spaudimą, žiūrėjau. kyl spaudims, bet kyl ir, nu, ta prasme, kam spaudims yra žemiams, reikia pakelti spaudimą, kava yra labai gerai iš vienos pusės, bet sako, iš kitos pusės tai nėra variantas, kaip pakelti. Geriau ką nors sūriai suvalgyti, nes kava Bet surums irgi kenkia kraujospūdį pastoviai. taip pat kelia, labiau širdis plaka. Nu tai... Vieną gerumą duot, kad Tai dėl to širdis greičiau plaka, kad spaudimą kelti. Tai dėl to į kelį. Spaudims yra nepričiau. Reikia tokių druskos, pavyzdžiui. Geriau sūriai kažką su druska, pavyzdžiui. Kokią gurką sūrų suvalgyti, kažką sūriai reikia suvalgyti, tada spaudimą pakels, bet pulsą mušimą nepamuš. Nu kaip, didesnis nebus širdis. O kava dar kartą ir širdės tuos, nu, širdės ritmą tankina. O žmogus turi širdės
tam tikrą susitraukimų kiekį. Kiekviena širdis turi tam tikrus savo susitraukimo kiekį ir va nuo to priklauso, kada jis anksčiau mirš, vėliau mirš, nu, jeigu širdis sustoja. Ir žmogus, kai jau širdis labai tankiai plak, jis gyvena trumpiau. Nes tie dūžiai jau labiau, nu kaip greičiau išplak, nu, tie susitraukimai. Dabar nesenai skaičiau tą. Ir, pavyzdžiui, žmonės, kurie pastoviai strese ar dar kažkur jų širdis labai, už tai jie greičiau senatvėj mirš. Nebeišgyventi tiek ilgai, nes jų ta, širdelės tos greičiau išplaka, susitraukiniai. O pavyzdžiui, žmogus, kuris miega ilgiau gyvena, nes širdis, kai miegi, jin irgi plak taip mažu ritmu. Lėčiau. Žiedavus. Matryte, nu čia dirbės. Čia nebeišsibėgėjus. Nu vaikutį, nu pasižiūrėk, kokie kursina mūsų nuo tų varų. Čia tie gandikliai, matai, tokie padaryti. Jeigu užsnūsti, kad nors išgersi, galvoju, kas čia dabar? Ka kažkas artėj, rats. Kažkur atrodo, vėl nežinau, gal aš jau per arimus važiuoju. Sakau, gal nusuks, ne vėl tą pačią kelią važiuoju, tą fūrą. Ilgai reikal pro tą žiedą pravažiuoju. Kaip pat Klaipėdos, ko gero, nes ten pagrindinis visų fūrų tikslas važiuoti. Į kokį keltą, matyt, važiuojant rytojaus jau, kad būtų Švedijai. Sako, galėsiu laivu paplauti. Tai kad čia, ką žinau, nežinau, Palangoj, taigi mes ne į Klaipėdą važiuojam. Stovėdavo kartais prie to molo kažkoks tai laivėlis, bet jis ten į Neringą vežta, nežinau. Na žinai, kaip būn kartais, pavyzdžiui, Frankfurte tai yra, kur gali paplaukti. Jeigu būtum ten į pajūrį važiavę prie Kuršių marių, ten toli, tai visai kita vieta, kur Rambina kalnas, kur aš kai Švarintui dirbau, ten ekskursiją vežė, tai ten laivai plaukia į Nidą. Bet rytai labai patinka su laivu. Tai čia Klaipėdoj, kur tu turėjai važiuoti. Klaipėdoj labai ten labai, turi mokamai vietoj, ten visur į kur sustoti. Mokamai vietoj, žinai. Bjauriau tiesiai stojimai. Su vaiku, žinai, kuo arčiau turi visur. Bet prie jūros kaip. Nu tai Palangoj irgi jūra, bet tai nežinau, laivų. Ten laukoks laivas. Esu matęs, kas tavo net nufotografavęs esu laivą. Bet kitą kartą vėl nebemačiau aš to laivą. Frankfurte tai gerai. Tai čia ne Frankfurtas, taigi. Kur kavinės laivuose paplukda. Bet ten brangiai. Viena pusė paplukta, kita. Ai, nu. Tai ten toli gali nuplaukti iki Kiolno gali nuplaukti, net toliausiai ten plaukti. Ne, tai netoli, bet... Į dar didesnę upę ten įplaukti. Adrija! Kas daro su tavim? Nebenori tik gražiai paduoti. Va, į Rygą, į Jūrmalą, va ten tai plaukia laivai. Mes plaukiam, tai Rasa kai maža. Plauktuvės ten liktai nebuvo, atrodo, kad su Rasa plaukia. Mama Rasa ieško. Rasa irgi va tokia, kai Adrytė turbūt buvo, gal da mažesnė, gal tik 3 metų te buvo. Čia geriau tenai, paskui man nupiešė tą matei, gerai? Kai grįšim nupiešė.
tada pigiai kainavo, kada Latvijai, tada sienų nebuvo. Kažko valgymo, pomidorą nusipirkom ten kapeikę irgi. Tokie tie valgymai tam laikai. Tai dabar laivs, jeigu įdomiausiai, bet kad per mažą da suodrytą, žinai, kai didesnė būtų. Padaryk biškį daugiau laipsnių. Arba va, tai Ir kai saulė šviečia, pastebėjau šilčiau yra, o kai nebešviečia, užšalčiau. man tai saulės prigimda ant kojų. Nu tai va, tai tau. Man Karšta. šilta. Tai va. O rytas Jeigu padarysi taip, tai geriau tu ją uždengsiu kuo ar